Mauzerį, a vat kas, jeigu mudu su jumis abudu užsirašom į islamo džihadistų fundamentalistų gretas? Ką dabar? Nafik. O tik pasakyk jūs iškart nafik, jūs tik tą žodį te žinot, kitų žodžių nežinot. Nafik da nafik visą laiką. Jūs žinot, ką gauna islamo fundamentalistas, džihadistas? Nu, žinau. Visko, ko man, žinokit, nereikia. Kalašnikovo, ten 2 granatų ir dar trotylo diržo tokio, jo. Tai čia žemiškoj kelionė jis tie gauna, o dangiškoj? Dangiškoj? Anam pasaulyje jūs gausite 70 šviežių nekaltų mergaičių. Ar jūs suprantat, koks tai dalykas yra? Ar jūs iš viso nors kartą gyvenime turėjot nekaltą mergaitę? Nu, o tai čia jau... Nereikia man jūsų atsakymo. Aš žinau, kad jūs nieko neturėjot. Jeigu ir pasirodė, kad nekalta, tai bus jūs apgavusi. O čia 70 nekaltų mergelių vienoj vietoj. Aš suprantat, kas tai yra. Nekaltas ir visas tavo. A tai jūs jau čia žemėje, tai jau tiek jau čia ir turėjot. Oho, nors dabar galvoju, mane galbūt irgi apgavo. Nekaltas mergelės žemėje traukia blogiukai. Visokie Marijai Mikutavičiai, visokie Davidai Zvonkai, visokie Amerikos milijonieriai. O mums tik tais po jų, suprantat? Tai vat dėl to vienintelis mums šansas paturėti nekaltą mergelę yra užsirašyti islamo džihadistų fundamentalistų gretas. Gerbiamas Surski. Taip, klausau. Paskaičiuokim, vat, žemiškai. 70 nekaltų mergelių. Tai čia tik tai iš pradžių. Žiūrėkit, kur tai po 1,5 mėnesio jos jau visos būtų kaip jau ir... nu, kaip jau... Nebe tokios nekaltos. Bывшее по потреблению. Tai čia beveik kaip, nu, su žmona gyventi. Nu, tai pasakykit man, tai kur čia va tas... Nu, tas ryzonas viso šito reikalo? Nu jo, bendrai, čia apsisuksi greitai, čia 1,5 mėnesio kur tais. O po to visas tas 70 moterų, jos jau bus kaltos, jos jau tau tiek vaikų prigimdys. Ir teks tada rojui 2 kartą tap džihadistų, kad tos vaikus išmaitintai. Padėtis tokia be išeities, Surski. Jo, gal pabūsiu tada katalikų, iki kas nors pasiūlys ką nors įdomesnio. Na, jūs krikštytės esat, pelė krikštą priėmusi? Tai be abejo. Kaip Romas, kad Taip, pelė. Kaip Romos pelė. Romos pelė. Aš daugiau prie Lipciperonų.